Sveiki, šiandien spręsime praktinį sudėtinių procentų uždavinį. Nepamirškite prenumeruoti kanalo naujienų, nepraleiskite mūsų naujų publikacijų. Įsivaizduokime įmonę, kuri kasmet padidina gamybą tuo pačiu procentu. Pradžioje ji gamino 500 vienetų per metus, o po 2 metų gamyba išaugo iki 605 vienetų. Klausimas, kokiu procentu įmonė kasmet didino savo gamybą? Naudosime sudėtinių procentų formulę, kurią matote ekrane. Čia S tai gamybos apimtis po N metų. S nulinis tai pradinė gamybos apimtis. P tai metinis gamybos pokyčio procentas. Ir N tai laikotarpių skaičius metais, jei spręsite uždavinius, kur laikotarpiai nėra metai, šis kintamasis vis tiek tinka. Įrašykime į formulę uždavinyje duotą informaciją. S nulinis pradinė gamybos apimtis lygi 500 vienetų. S galutinė gamybos apimtis po 2 metų lygi 605 vienetams. N metų skaičius lygus 2 metams. Turime rasti P tai yra metinį gamybos pokyčio procentą. Įrašome į formulę šiuos duomenis ir gauname 605 lygų 500 kart reiškinys skliaustuose, kas lygų 1 plus P padalinta iš 100 pakelta kvadratu. Iš šių duomenų apskaičiuojame P, kuris yra 10 procentų. Tai yra procentas, kuriuo įmonė kasmet didino savo gamybą. Tai ir yra mūsų atsakymas. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite užprenumeruoti kanalo naujienas. Iki pasimatymų.